Žodžiu, prieš pradedant, noriu iškart pasakyti, kad aš nesu joks finansų patarėjas, nesu joks analitikas ar dar kas nors. Aš esu aš, tai yra mano idėja, mano atrastas dalykas ir aš tiesiog dalinuosi. Jeigu tau po viso video nepatiks, jisai tavo bėdos. Žodžiu, kokia sistema ir koks jos tikslas. Ši sistema yra paprastos 3 lentelės, kurių tikslas yra greitai parodyti, kur tu išleidai savo pinigus ir kaip tu jas panaudoji. Tai aš jau tam ir sukūriau, kad tiesiog įvertinčiau, ar aš nesu dundukas ir mano finansiniai sprendimai yra logiški ir iš tikrųjų man padės ilgalaikį perspektyvą. Pradėkime nuo pirmo tipo lentelės. Tai yra 2 lentelės. Pirma yra darbo pajamos ir kita yra papildomos pajamos, kitos pajamos, pašalinės pajamos, pavadinsi kaip nori. Darbo pajamos gana paprasta. Aš kadangi dirbu tokių nestabilių grafikų, kiekvieną mėnesį gaunu skirtingą sumą pinigų. Aš tiesiog kas mėnesį ją užsirašau, kiek uždirbau ir iš to sumų, kiek atsidėjau taupymui. Kitos pajamos, papildomos pajamos yra visi kiti būdai, kaip tu gavai pinigus tą mėnesį. Tai gali būti kišenpinigiai, parduoti daiktai, rasti pinigai, kažkokios dovanos, jeigu padovanota pinigais. Kaip tu gauni pinigus kitaip, ne iš darbo. Vėlgi susirašau šitą, sekti yra gana sunkiau, nes tiesiog visus per mėnesį turi prisiminti tos dalykus. Aš būna rašausi, arba jeigu gauni sąskaitą, tai gana paprasta pažiūrėti. Ir vėl iš tų pinigų, kiek atsidėjau taupymui. Taupimas, mano nuomonė, šiaip yra nereikalingas ir bereikšmis, jeigu nežinai, kam taupai. Toks aklas taupimas, bent jau mano nuomonė, iš mano patirties, man niekada nepadėjo, man tai yra gana kvaila. Dėl to, nes jeigu tu nežinai, kam taupyti, tie pinigai netiek daug reiškia tau. Užtat, kai turi aišku tikslą, tai aš tam ir pasižymiu, kiek pasidėjau taupimui. Dėl to, nes man tiesiog yra motyvacija vis labiau siekti to tikslo, vis daugiau pinigų atsidėti. Ir kiekvieną mėnesį aš vis pasižiūriu, kiek atsidėjau. Aš tiesiog jaučiu tokį vidinį norą labiau stengtis, kad tos sumos vis didėtų kas mėnesį. Tai tokios maždaug yra pirmo tipo lentelės, sakau tiesiog pajamos ir kiek skirta pinigų taupimui. Čia yra gana paprasta, gal net atrodo nereikšminga, bet man asmeniškai tiesiog padeda pažiūrėti, kiek pinigų, kuriuos uždirbau, aš atsidėjau savo tikslo siekimui. Ir va tas būtent savo tikslo siekimui, ta analizė iš tikrųjų padeda daugiau tokios motyvacijos turėti savo vidyje ir labiau stengtis, kad to tikslo ir pasiekti. Antro tipo lentelė, čia bus viena tik tai, yra išlaidų lentelė. Tai visų pirma, visos išlaidos tą mėnesį, tada naudingos išlaidos ir naudingumo koeficientas. Tai visos išlaidos ir tiesiog visos išlaidos tą mėnesį išskyrus pinigai, kuriuos atsidėjai taupymui. Tada naudingos išlaidos yra tos išlaidos, kurias tau reikėjo padaryti, nes nenaudingos išlaidos yra tos, kurių realiai galėjai puikiai išgyventi ir be jų. Čia kalbu apie visokius išėjimus penktadienį, kažkur pavakarieniauti ar dar kažką. Tokie atsipalaidavimai, poilsių dalykai, nes mano nuomonė tai yra nereikalinga. Aš manau, kad miegas yra tam, kad atsipalaiduotum. Ir tiesiog visokiausi tokie durni pirkiniai, kurių tau nereikėjo. Ir naudingumo koeficientas yra tiesiog procentas, kiek visų išlaidų buvo naudingos. Man asmeniškai tai yra kaip žaidimas, aš stengiausi gauti kuo aukštesnį rezultatą. Ir tada tiesiog tokia yra motyvacija kas mėnesį, gauti vis didesnį tą skaičių, vis didesnį procentą. Ir dėl to aš neišleidžiu pinigų kvailiam dalykam. Mano asmeninės duomenys lentelės galite matyti čia. Ir per artimiausius kelias mėnesius aš manau, kad lentelės iš esmės pasikeis labai stipriai. Rugsėjį turėtų labai stipriai pakilti mano išlaidos, bet taip pat ir naudingumo koeficientas. Dėl to, nes aš išsikrausiu iš tėvų namų ir atsiras labai daug išlaidų, tiesiog kurios skirtos pragyvenimui ir išgyvenimui. Bet to pačiu naudingumo koeficientas pakils, nes jos bus tikrai reikalingos. Ir aš tiesiog nenorėsiu leisti pinigų bet kur, jų tiesiog taškyti bet kur, nes kitaip mėnesio gale tiesiog reikės maitintis makaronais ir neturėsiu ką valgyti normalaus. Tai tiek realiai, nežinau, jeigu lentelė nepatiko, tavo bėdos, aš perspėjau, aš ne finansų patarėjas, tiesiog mano asmeninė idėja, tai ką aš darau 4 mėnesius, man tai padeda greitai save analizuoti, aš atsidarau failą, pasižiūriu lenteles, pagalvoju, okei, reikėtų biškį labiau pasistengti, vis tiek judam link to tikslo. Ir taip, aš manau, kad tampu labiau finansiškai sąmoningesnis ir atsakingesnis. Šiandien tiek, iki.